Sveiki, čia aš Andrius Užkalnis ir mano laida Užkalnių žmonės ir charakteriai, laida apie jūs ir tuos kitus. Žiema žiemužė už langų ir jūsų ekranuose tiesiog negaliu atsižiūrėti. Kažkoks tai neįtikėtinas grožio festivalis, bakchanalija ir grožio puikumas. Labai geras settingas pasižiūrėti į tai ir pakalbėti apie kai kuriuos dalykus, kurie yra netokie akivaizdus, todėl kad jie yra iš jūsų, mano, mūsų visų emocinio pasaulio, o matom traktorių. Tai tuoj šuniukas numato tikriausiai loti ant jo, nes šuniukas jo labai nemėgsta. Neloja. Matyt, jaučiasi saugiai mūsų važiuojančiam automobilyje. Mes kalbėsimės šiek tiek su jumis apie emocijas ir emocijas, kurias patiria dabar šiuo metu daugelis. Ir tos emocijos tai yra baimės ir nerimo emocijos, kurios yra labai stipriai jaučiamos daugelio žmonių, todėl kad žmonės jaučia labai didelį nesmagumą, netikrumą ir tiksliau galima pasakyti konkrečių karo baimių. Kaip ir prieš 3 metus, beveik exactly 3 metus, arba tiksliau exactly prieš 3 metus, nes karo baimė, tai, kad Rusija puls Ukrainą, jinai radosi jau anksčiau, ne vasario 24 dieną, bet prieš kurį laiką. Ir žmonės vieni kitų klausinėjo. Žinau, kad daug kas manęs klausinėjo, ne todėl, kad aš labai daug suprasčiau apie šitos dalykus, bet tiesiog, aš kadangi daug visko šneku, tai žmonės manęs dažnai klausia apie dalykus, nebūtinai tiki, nebūtinai aš patenkinu jų vertinimus, bet, žmonės domisi. Tai va, ar bus karas ir kas čia dabar bus, ar puls Rusija ir panašiai. Tai, kad Rusija puls Ukrainą, mums sakė labai daugelis informacijos, žvalgybinės informacijos, konkrečiai iš Jungtinių Amerikos valstijų, ir žmonės nelabai tuo norėjo tikėti, nors neaišku, kokiu pagrindu jie norėjo netikėti šitais dalykais, bet jie nelabai norėjo šiais dalykais tikėti ir jiems atrodė, kad nieko šiandien bus, bet, ta prasme, nors tas karas prieš Ukrainą buvo seniai formuluotas ir jam buvo sudarytas pagrindas dėka Europos minkštaruliškumo ir neveiksnumo ir Jungtinių Amerikos valstijų visiškai neadekvačios administracijos. Priminsiu, tada buvo Baideno administracija, 2014 metais buvo Obamos administracija, prie kurios įvyko visi Krymo ir Donbaso įvykiai, Krymo užėmimas, Donbasas, Luhanskas. Žmonės jaučia dabar Lietuvoj labai daugelis baimę ir ta baimė pasireiškia keliais būdais. Vienas dalykas, kad jie stengiasi tą baimę, tas savo emocijas iškalbėti ir kadangi jie negali pasiekti jų gąsdinančio subjekto, tai yra nei Putino jie gali pasiekti, nei jie
Bideno, šito Donaldo Trumpo gali pasiekti, arba J.D. Vance'o, arba kitų, tai jie ištalpina emocijas ten, kur gali, ir neatsitiktinai daugelio žmonių, kurie šitoj situacijoje, kurie jaučiasi bejėgiai, jie jaučia tam tikrą bejėgiškumą, kad jie nieko negali pakeisti, ir todėl jie kalba dalykus labai piktus prieš tuos, kas pareiškia kitokią nuomonę dėl Trumpo, pareiškia kitokią nuomonę dėl Jungtinių valstijų politikos ir dėl J.D. Vance'o. Suprantat, kai negali kažko tai, kas tau kelia grėsmę, tiesiogiai apkaltinti, tai tada tu kaltini pasirinktinai kitus žmones ir nuo to galimai pasijunti geriau ir ramiau. Ir būtent todėl tų žmonių tokia agresija, būtent todėl tie žmonės eina ir loja labai smarkiai ir įžeidinėdami ir šlykščiai, kad jie įžeidinėt bando, tai čia jų reikalas, nes nieko jie neįžeidžia, ta prasme, čia yra tik tai jų įsivaizdavimas, kad jie kažką tai įžeidžia. Jie bando kažką tai, reiškia, ištalpinti tas savo emocijas, būtent bejėgiškumo ir baimės, o baimė visą laiką sublimuojasi į agresiją. Jau toks yra gyvenimas, tokios yra psichologijos taisyklės, tai psichologijos mechanizmai, kad tie žmonės jaučia bejėgiškumą, bejėgiškumo teina baimė ir baimė sublimuojasi į agresiją, šiuo atveju žodinę agresiją. Todėl, kai aš ten parašau Facebook'e ar kur nors kitur savo mintis apie tai, ką aš galvoju apie Trumpo administraciją, apie tai, kad jo veiksmai yra teisingi ir taip toliau, tai tie žmonės būtent, kadangi jie negali ateiti ir pakomentuoti Trumpui, jie negali ateiti ir pakomentuoti ten Putinui ir kitiems, jie ateina pasikeikti pas mane, arba ten pas kokį Audrių Bačiulį, arba pas dar kitus žmonės. Ir būtinai, reiškia, jiems reikia ką nors pasakyti, ta prasme, ten sumenkinti kokiu nors būdu ir nuvertinti, kad Trumpas durnas, Trumpas nesupranta nieko, kad su Rusija taip negalima. Ir lygiai tuo pačiu užsiiminėjo, tarp kitko, ir daugelis žmonių vakarų Europoje, kai kurie valstybių vadovai esame ar buvę. Po J.D. Vance'o kalbos Münchene, kuriuose jisai paaiškino, kad nebebus daugiau free ride, kad Europa turės labai sustiprinti savo pačios indėlį į saugumą. Kai kurie pajuto tokį, beviltybės jausmą Europoje, kad reikės persirikiuoti, kad reikės užbaigti kai kuriuos šūdinus jų pačių projektus, visokios žaliosios ekonomikos ir žaliojo kurso šūdą ir apgavystę, ta prasme, visas tas nesąmonės, kad reikės mažinti socialinės visokių biesdarių, tinginių ir veltėdžių programas ir kitokius dalykus. Ir dėl to jiems darosi pakankamai liūdna, jiems darosi pakankamai beviltiška. Ir tada prabunda agresija ir prasideda tokie, su mumis europiečiais šitaip negalima šnekėti, negalima šitaip į mus kreiptis, negalima taip sakyti, nedrįskit. Ta prasme, ir galima, ir drįs. Ir tik ką pasakė, I just did, watch me. Šitas dalykas jiems niekaip nedaeina.
iš tikrųjų sunkiai supranta, kad su jais galima šnekėtis taip ir kad su jais šnekėsis taip ir kad gali pinigų neduoti ir kad gali Amerika keisti savo pagalbos ir savo saugumo garantijų apimtis ir sąlygas ir kad šiaip viskas tik nuo jūsų pačių priklauso, jūs patys turite eiti dirbti. Ir nuo šito kyla didžiulis nepasitenkinimas. Čia žinot, kaip paaugliui pasako tėvai, kad jisai visus užpiso, kad jisai turi keltis nuo subinės ir eiti dirbti, eiti kažkuo tai užsiimti ir kad gana bimbinėti ir sėdėti nieko neveikiant, tai jisai irgi tada, čia maždaug jūs kokie jūs tėvai, jūs taip negalit, neturit teisės taip elgtis, nes net negalvokit taip elgtis, jūs labai blogi, jūs labai baisus ir taip toliau ir panašiai. Nu, juokinga, taip, labai yra juokinga, yra absoliučiai komiška, kai suaugę žmonės taip elgiasi, bet čia yra natūrali emocinė reakcija. Dabar ką daryti su baime, kuri veikia net ir tos žmonės, kurie šiaip jau nelinkę patys iš savęs prisisiubuoti visokių durnumų, bet vis tiek, tai tam tikras veiksmas, poveikis yra daugeliui. Atsakymas, aš sakyčiau, labai paprastas. Tai pirmiausia suvokti, kad jeigu jūs daug skaitysit visokių šūdų, tai tie šūdai pradės lipti ir greitai jūsų protas bus iššūdintas ir jūsų sense of judgment, tai yra jūsų galios spręsti dalykus, jūsų galios objektyviai suvokti, teisingai suprasti dalykus, jos bus paveiktos. Tai nėra taip jau labai gerai. Jūs negalit maudyti šūduose ir tikėtis, kad šūdai prie jūsų neprilips. O taip aš jums trumpai pasakysiu. Todėl jūs turite būti patys atsakingi už tą poveikį, kuris jums yra daromas. Ir reikia nutolinti save nuo poveikio. Aš jums duosiu labai gerą pavyzdį, kaip veikia šitos manipulacijos. Nuo antraščių iki ripostų, iki Facebooko postų šiandien pasirodė, kad Financial Times pranešė, kad manoma, kad Jungtinės Amerikos valstijos gali išvesti kariuomenę, savo karinius dalinius, kurie čia yra, iš Baltijos šalių. Niekas net neskaitė Financial Times, niekas net nežiūrėjo, kas tame straipsnėje. Straipsnėje, jeigu jūs jį atsiversite, pasakyta štai kas. Straipsnėje pasakyta, kad kai kurie Baltijos šalių politikai reiškia nuogąstavimą, kad Jungtinės Amerikos valstijos gali išvesti savo karius iš Baltijos šalių. Baltijos šalių kai kurie politikai. Dabar pažiūrėkit ir pagalvokit, kiek jūs žinot Baltijos šalių politikų ir pasakykit man, ar tarp jų yra mažai daužtų, panikuojančių, nusišnekančių, triedžiančių kažkokią tai pagiežą ir piktumais, kaip dėja aš jau nuolatos matau, kuo užsiima, ką rašo Rasa Juknevičienė, kuri kažkada tai buvo mūsų gynybos ministrė. Dabar jos rašymai tikrai geryn neina, tai ten toks visoks piktas kandžiojimasis ir panašiai. Politikai kai kurie, Dieve mano, jūs pažiūrėkit, kokie politikai, pagalvokit, ar tarp 141, bent jau, pavyzdžiui, Seimo nario nėra tokių, į kuriuos jūs net ir dėmesio nekreipsite jų šnekėjimus.
Financial Times pacitavo mums patiems mūsų pačių baimės, kurios yra mūsų pačių sugeneruotos nuo murkdymosi šitam idiotiškam leftistiniam naratyve, kad atėjo Trumpas ir dabar Trumpas padarys visam pasauliui katastrofą. Mes jau girdėjom, Trumpas fašistas, Trumpas Hitleris, Trumpas viską sugriaus ir dabar, aišku, žmonės, kurie tuo įtikėjo, kurie nuo to žviegė, kaip žviegė ten šita pusprotė ten nelegalių migrantų gynėja AOC Amerikoje, ten maždaug, kad ateina dabar jos migracijos tarnyba, tai ne tik tai ten deportuos, bet suplėšys šeimas, ten maždaug jos visaip siaubingai darys. Mes lygiai tą patį, tie žmonės, kurie buvo pripumpuoti antitrampistinės isterijos, Trump derangement syndrome, kurie patys save pumpavo apokaliptiniais kažkokiais tai apokaliptiniais vaizdiniais, kurie isterikavo ir visaip dergėsi ir prieš prezidento rinkimus Amerikoje lapkričio mėnesį praėjusių metų. Dabar jie išsitransliavo, jiems labai reikia patvirtinti, jie jau buvo įsiaudrinę, visaip save įtikinę, kaip čia viskas bus tuoj blogai, kaip čia viskas yra labai baisu, labai čia galas ateina, o Dieve mano, čia tuoj mūsų visų neliks, čia yra viskas labai blogai. Tai dabar jie maždaug ieško patvirtinimų savo šitoms baimėms. Ir supraskit, kai tie žmonės eina skleisti savo panikos, eina skleisti isterijos, eina skleisti savo kažkokiu tai durnų prasimanimų ir visko, jie kalbasi tik su savo demonais, su savo durnumu, bet jeigu jūs būsite per daug šalia jų, jeigu jūs nekontroliuojamai, be saugaus skafandro, nersite į visus šituos anxiety ir panikos šūdus, tai jūs aptaškys, apdrabstys ir maža jums nepasirodys. Supraskite šitą. Todėl, kad tam yra nuo šitų dalykų būna pasekmės, nuo šitų dalykų būna labai negerai ir aš nenoriu, kad jums būtų negerai, aš nenoriu, kad žmonės užsikrėtinėtų šituo dalyku. Todėl, kad anxiety is contagious. Contagious tai yra užkrečiamas ir tas nerimas yra užkrečiantis. Ta panikos atmosfera yra užkrečianti. Ir žmonės vieni kitiems, vieni nuo kitų užsikrečia šitom nesąmonėm ir prasideda ten pas mane. O ką tu sakysi, kai ateis į Lietuvą 100 000 kerzinių Rusijos batų? Nu, tai tu neišsigalvok tų dalykų ir aš jokius komentarus neatsakinėjau. Čia vienas kažkoks tai parašė debilas, reiškia, man reikia jūsų atsakymo, kieno Krymas. Aš žinau, kad Krymas yra Ukrainos, bet kad tau reikia mano atsakymo yra ne mano problema. Aš tau atsakymo negaliu pasiūlyti, aš tau galiu geriausiu atveju pasiūlyti Bibi akį su tavo klausimais. Man reikia jūsų atsakymo. Eik tu nachui. Atsakymo jam reikia. Tu pagalvok, jam reikia atsakymo. Panorėk praeis, ta prasme, nieko baisaus, tau niekas nežadėjo. Man reikia, čia ne pizzerija, kad tu pizzas užsakinėtum. Kažkoje tai ateina, ta prasme, tokie ir šiaip čia yra didžiausias kenkimas ir nepabijokim šito žodžio. Tai irgi yra informacinio karo dalis. Todėl, kad
panikos skleidimas, toksai ne tik kiršinimas, bet būtent panikos skleidimas, tai yra priešo propagandos dalis, todėl kad jisai minkština šalį, jisai atiminėja pasitikėjimą savo jėgomis ir jisai atiminėja norą ir valią priešintis. Tai yra labai blogas dalykas. Tai yra bjauru. Ir tai yra ne tik bjauru, tai yra tie žmonės, kurie šito užsiima. Aš nesakau, kad jie visi ten nupirkti arba kad jie sąmoningai šitą dalyką visi daro. Bet tai yra darbas iš tikrųjų priešo naudai, priešiškos valstybės, kuri nebūtinai puls, ir jeigu puls nebūtinai dabar, ar už 10 metų, ar už 20 metų, bet silpninimas šalies yra silpninimas šalies dvasios, silpninimas šalies nuotaikų per panikos sklaidą. Tai yra informacinio karo dalis ir I'm sorry. Jūsų savo balbotavimais, jūsų savo isterijom apie Trumpą ir Muską ir visus kitus dalykus, jūs tik tai keliat paniką ir jūs patys esat didžiausi šėtono bibečiulpiai. Aš kitokių žodžių net, gal aš raščiau kitokių, bet aš noriu šitą panaudoti. Suckers of Satan's cock. Kaip sakė vienas amerikiečių komikas, jau jisai miręs yra labai seniai, pakankamai seniai, čia buvo prieš 30 ar 40 metų, jisai taip šnekėjo. Bet taip, iš tikrųjų taip yra. Suckers of Satan's cock. Jūsų savo panika, jūsų savo nerimo ir tokių nuotaikų sklaida, jūs kenkiate labiausiai Lietuvai. Ir aš esu parašęs tekstą ir esu padaręs laidą kitame kanale, Kalba užkalnis, apie tai, kaip Europai reikia dabar elgtis. Užuot panikavus, baimę išvertinėjus į agresiją ir šnekant tai, kad maždaug va čia Putinas yra Trumpo draugas, Trumpas Putino draugas ir kad jie kartu jau viską susitarė, čia yra maždaug nauja Jalta, čia naujas Čemberlenas, čia hujo majo, hujo tvajo. Nu, iš tikrųjų, ta prasme, šlikštu netgi galvoti, ta prasme, yra iš tikrųjų čia, nu kažkas tai, nežinau, ką jums pasakyti apie šitą gerbėmieji televizijos žiūrovai ir gerbėmieji radijo klausytojai. Iš tikrųjų, tikriausiai, aš manau, kad pavyzdžiui, tie žmonės, kurie nesupranta, ką jie daro, jie vis tiek yra kalti ir jie vis tiek yra atsakingi už savo veiksmus. Ir čia ne apie tai, kad ten mane kažkas tai ten pavadins trumpistu arba pavadino, arba dar kažką, tai aš turiu savo nuomonę, aš turiu savo požiūrį, aš jį galiu paremti paaiškinimais, kodėl aš taip manau. Aš žinau, kad buvo Donaldo Trumpo pirmoji kadencija ir aš žinau, kokia jinai buvo sėkminga ir kiek jinai daug padarė saugumui pasaulyje ir toje pačioje Europoje ir Lietuvoje. Todėl, kad būtent Trumpas prispardė mūsų šiknas, kad mes pagaliau pradėtumėm leisti 2 procentus šalies gynybai. Trumpas ir vėl spardo šiknas ir dabar eina šneka apie 5 procentus bendro vidaus produkto šalies gynybai ir tai yra geriausias įmanomas dalykas, geriausias įsivaizduojamas dalykas, ką galima buvo sugalvoti. Aš labai tuo džiaugiuosi. Tiesiog vyksta šiknų spardymas numeris 2. Ir jeigu šiknų spardymui
reikės panaudoti tokius bauginimus, kaip Putinas, kaip Lavrovas šiandien Saudo Arabijoje, kaip suvokimas, kad mes patys turim atsakyti už savo saugumą, tai gerai, kad tik paveiktų. Tegu pyksta, tegu čia įsižeidinėja, tegu aiškina, kaip juos apgavo ir dar kažką, tai nieko baisaus. Svarbiausia, kad tas šiknų spardymas, kad paimtas diržas būtų teisinga kryptimi ir kad būtų tik tai ne per mažai, kad visiems daeitų, kad daeitų ir vokiečiams, kad daeitų ir idiotams švedams, kurie nesugeba susitvarkyti su blogais, reiškia, Stokholmo ir Malmės rajonais, tai jie įsivaizduoja, kad jie galės kažką tai padaryti su kitais. Ir tikrai metam šitos dalykus. Ačiū už dėmesį, būkim stiprus, ačiū, kad klausotės. Iki kitų kartų.